Šiandien švęsime kūčias, o rytoj kalėdas. Ir kol jūs ruošiatės šventiniai vakarieniai, mes ruošiamės taip pat. Papasakosim, kaip švenčiamos tradicinės lietuvių kūčios. Ir gaminsim. Sauliau, nėra laiko, reikia trinti spanguolės ir virti. Kam čia tos spanguolės? Gaminsim šventinį kūčių gėrimą kisielių. Prijuostės. Tikriausiai visi esame girdėję, kaip mama arba mūsų šeimos nariai per kūčias sako, kad mums reikia suvalgyti bent 12 patiekalų. O kodėl 12? Paklauskime eksperto. Manau, kad tai susiję iš vienos pusės su 12 mėnesių ir žinoma su Kristaus mokiniais, apaštalais. 12 apaštalų be abejo kažkokią įtaką tam irgi turi. Dabar mes turime 11 patiekalų. Įdomu, ko mums trūksta. Kalėdaičiai, taip, štai ir jie. Pirmiausia, turėtų būti kalėdaitis ar plotkelį, kaip jį bevadintų, ir kiekvienas duoda atsilaužti kiekvienam šeimos nariui savo plotkelės ir pats lygiai taip pat atsilaužia nuo kitų. Tai čia taip siekiama išsaugoti santarvę, darną šeimoje per visus metus iki kitų kūčių. O toliau kūčios yra griežtas pasninkas. Dar šiek tiek. Ne, Inga, ne. Truputį. Ne, Truputį. Inga, Ką? pasninkas. Pasninkas? Kas tas pasninkas? O, labai geras klausimas. Pasninkas yra susilaikymas nuo kaloringų, pernelyg skanių valgių. Advento pasninkas nėra labai griežtas, bet per pačias kūčias ant stalo tikrai nei kiaušinių, nei grieitinių, nei majonezų, nei mėsų. Užteks jau, man atrodo. Super. Gerai, kisielius verda. Kalbant apie tradicinius kūčių patiekalus, be kisieliaus dar yra ir kelių rūšių silkė. Ir žinoma, kūčiukai. Kitaip žinomi kaip šlyžikai. Bet ant lietuviško kūčių stalo neįmanoma apsieiti ir dar be vieno patiekalo. Kurį daugelis jau spėjo ir pamiršti. Bet nieko, mes su Saulium jį priminsim. Pasigaminkime kūčią. Seniausią žinomą lietuvišką patiekalą. Jums reikės pakepintų mėgstamų riešutų ir sėklų. Mes naudojame lazdyno ir anakardžių riešutus. Žinoma, aguonų, taip pat kelių šaukštų medaus atskiestų vandeniu. Ir patiekalo pagrindas – virti grūdai. Anksčiau šį patiekalą gamindavo su pupomis, šį kartą mes pasirinkome ryžius. Senovinė kūčia buvo gardinama Lietuvos gamtos dovanojamomis gėrybėmis, kurios šventės vakarą įgaudavo ypatingą prasmę. Nu ką, ragaujam? Kaip skanu. Senovėje kūčia būdavo pagrindinis kūčių patiekalas. Įdomus faktas tai, kad pagal šį patiekalą pavadinta ir pati šventė. Kūčių šventė nuo seno yra švenčiama Lietuvoje ir yra labai svarbi mūsų tautai. Kodėl taip yra? Tik Lietuva, Slovakija ir Lenkija turi kūčių vakarą. Tokį santūrų, senovišką, mistišką kūčių vakarą. Ir ta rimtis, tas susitikimas su protėviais lėkštelę padedam su kalėdaičiu. Ir stalo nenurenkam, paliekam per naktį. Aš noriu, kad išmoktų šitų papročių vaikai ir jų laikytųsi, nes tai yra didžiulė vertybė. Inga, mūsų kūčių stalas tuščias. Taip, einam ruoštis. Sauliau, mes nieko nespėsim, čia mums reikia stebuklo kažkokio nebent.
Seneli Kalėda? Senelė, mes su Saulium visada norėjom jūsų paklausti keletą klausimų. Įdėmiai klausau. Ką jūs, pavyzdžiui, pasakytumėte tiems, kurie jumis visiškai netiki ir viskuo, ką jūs darote? Šaunuoliai. Reiškia, užaugo. Tie, kurie netiki, aš turiu jums naujieną. Ateis jūsų nuostabiam gyvenime etapas, kada vėl patikėsit. Kisielius verda! Senelė, mes turim kisieliaus. Žinai, kokios didžiausios dovanos būna, Kokias? kuriomis galima dalintis. Ačiū. Skanaus. Kaip jums kisielius? Turiu įtarimą, kad cukriuko ten kažkas nepagailėjo, ne? Noriu aš jums ir jums palinkėt, jeigu atrodo visas pasaulis prieš jūs nieko nesupranta. Tada apkabinkit save, o po to apkabinkit savo artimuosius ir tai bus didžiausia, didžiausia dovana. Ačiū, senelė. Viskas turi bėgti. Žinokit, dar daug. Šiandien jau iškeliauju, čia jau žinote. Nu gerai, paimsim. Ačiū. Ačiū jum.